Labas vakaras visiems. Malonu matyti iš karto daug žmonių, kurie čia rado laiko, turbūt tikrai nesuklysiu pasakydamas tai, kas geriausia. Tiesioginio maitinimo maisto papildų dar yra toks žodis, bet čia turbūt gal daugiau tiesioginio maitinimas tiktų, tai, kas geriausia tam, kad mūsų gyvenimas, racionas taptų pilnavertis ir bent jau taip, kaip kalba PM, galima užpildyti per 90% visų mūsų mitybos spragų ir tikėtina gauti kitą gyvenimo kokybę, kitą apskritai turbūt energiją, kitą savijautą ir daug ką kitą. Taigi, jeigu jūs čia pirmą kartą, tai labai rekomenduoju šiek tiek gal padėti viską į šalį ir paklausyti įdėmiai, nes tai, kaip minimum jūs pamatysite, kur juda apskritai visas sektorius, kaip atrodys ateities maisto papildai šiandien. Jeigu jūs tai klausotės galbūt ne kartą, tai šiandien jūs irgi turėsite staigmeną, nes mes būsime su Jolanta Pileckienė, kuri yra, iš tikrųjų, Fitline produktų, nežinau, ambasadorė, čia turbūt žodis, turbūt mylėtoja, ekspertė ir sukaupusi apie tai be abejo daug įdomios informacijos, visada įdomiai pasakojanti, nuoširdžiai tuo besidalinanti ir būsiu aš, kuris, kai Jolanta dalinsis, aš parodysiu, kaip tos pakuotės galbūt atrodo, kaip tas produktas atrodo ir be abejo savo taip pat patirtį, kurią turiu irgi jau čia, jau metai bus poryt, taip kad tikrai, manau, irgi galiu save laikyti ambasadorių, mylėtojų, nes nepertraukimai tos produktus vartoju jau metus laiko. Taigi, šiandien produktų prezentacija, planuojame visada tilpti į laiką, nes PM yra vokiška kompanija ir laikas čia irgi yra svarbus. Taigi, 30 minučių, galbūt vieną kitą minutę daugiau, tačiau orientuojamės į tokį. Ir šiandieną produktai, ne kompanija, ne galimybės, o produktai ir produktai taip, kaip koncentruotai, aiškiai, paprastai, kokių produktų galbūt dabar reikia šituo laikotarpiu, kokių produktų jūs galite išgirsti, galbūt jūs nevartojate, bet šiandien jūs apie juos taip pat gausite informaciją. Taigi, Jolanta, Fitline'as ir pradėsime mes turbūt nuo to ir nuo tų žmonių, kurie apskritai taip tai daro, tai kuria generacijom, kartom ir mokslininkų taryba. Labas vakaras ir nuo manęs. Labai smagu, kad šiandien radote laiko prisijungti ir paklausyti apie tai, kuo mes daliname su Šarūnu. Aš truputį daugiau negu metai, Šarūnas metai laiko. Ir žinote, vienas ypatingas dalykas, kuo šitie produktai skiriasi nuo to, ką mes turime rinkoje, kad tai nėra kažkokio produkto analogas arba plagiatas. Pati kompanija PM International, jinai turi savo gydytojų ir mokslininkų tarybą ir jie kuria produktą nuo nulio. Tai reiškia, kad jie ieško sudėtinių medžiagų, jie tas sudėtinės medžiagas tikrina, žiūri jų sinerginį veikimą, dirba daug specialistų iš skirtingų sričių, tai yra ir gastroenterologai, ir kardiologai, ir biochemikai, ir mitybos specialistai, ir tai yra žmonės, kurie baigia aukštus mokslus ir supranta apie kūno fiziologiją ir anatomiją. Ir koks jų tikslas buvo? Jie visi kaip vienas teigia, kad ne viską, ką žmogus suvalgo, žmogaus organizmas gali įsisavinti. Ir dirbo ties tuo 30 metų, kad sukurti produktą, kurio bioįsisavinimas būtų maksimalus. Jų užduotis buvo, kad tai, ką jie kūrė, ląstelė iš tikrųjų paimtų maksimaliai. Ir jiems taip labai pavyko padaryti. Be abejo, dirba ir su universitetiniam laboratorijom. Jūs čia matote 2 universitetinės laboratorijos, tai yra Liuksemburgo mokslo ir technologijos universitetas ir Viršutinės Austrijos universitetas. Ir šitų 2 laboratorijų pagrindų šita mokslinė taryba atlieka labai daug tyrimų. Sekantį skaidrę gali, Šarūnai, perversti. Ir žinote, ties kuo kompanija labai stipriai dirba, ties kokybę. Tai yra aukščiausia kokybė, kokią apskritai galima rasti. Tai yra ne vien dėl to, kad gaminama Vokietijoje, bet dėl to, kad yra tam tikri sertifikatai, tam tikri standartai, kuriuos atitinka šitie produktai. Tai keletą iš jų paminėsiu ir noriu, kad jūs irgi tai žinotumėte. Tai visi produktai yra gaminami griežtai Vokietijoje, tai yra 2 gamyklos. Viena didžiausia zondinio papildomo maitinimo gamykla Nutrichem Diet
Ir antroji gamykla tai yra daktaras Falkas, kurie yra medicinos ekspertai medžiagų apykaitos ir virškinimo srityje. Abi šios gamyklos, jos turi GMP sertifikatą. GMP sertifikatas privalomos vaistams, farmacinėms įmonėms, bet neprivalomos maisto papildų gamintojams. Ir maisto papildų gamintojų tik apie 5% pasaulyje turi šitą sertifikatą. Kodėl taip yra, kodėl Rolfas Zorgas, kodėl PM International apskritai nusprendė turėti šitą sertifikatą, dėl to, kad visa mokslinė taryba teikia, kad tai, ką mes valgome, tai, ką gauna mūsų ląstelės, tai įtakoja mūsų sveikatą. Ir dėl to tai yra sveikatinimo toks produktas, ne? Ir dėl to pats Rolfas Zorgas, jisai norėjo, kad šitas produktas atitiktų aukščiausią kokybę ir GMP sertifikatas įrodo, kad produktas yra sterilus, saugus, patikrintas fiziologinių, cheminių, mikrobiologinių lygmenių. Ir dar keli sertifikatai, jūs matote, ELAP laboratorija, taip, jinai anksčiau vadinosi TÜV-SÜD, galbūt daugelis iš jūsų esate girdėję būtent TÜV-SÜD pavadinimą, tai yra produktai tikrinami nepriklausomo eksperto. Ne pats gamintojas, tik tai juos tikrina, testuoja, sertifikuoja ir taip toliau, bet yra ir nepriklausomas tyrėjas, tai yra LAB laboratorija, tai yra prestižinė 150 metų veikianti laboratorija, kuri turi 800 atstovybių visame pasaulyje ir bet kurios atstovybės darbuotojas gali paimti bet kurios partijos produktą, jį patikrinti, ar tai, kas yra viduje, atitinka su tuo, kas yra nurodyta ant įpakavimo. Tai va šitie sertifikatai tai yra tai, kas iš tikrųjų garantuoja mums pačią aukščiausią kokybę ir kad mes vartojam būtent tai, kas yra nurodyta ant įpakavimo. Dabar noriu toliau žodį perduoti Šarūnui. Aš manau, kad apie NTC jisai labai puikiai gali papasakoti ir dabar jūs galite pamatyti vizualiai pradžiai, kaip veikia NTC. Taip, tai yra trumpas video filmukas tiesiog apie patį principą. Ja, ačiū Jolanta. Tai NTC ir yra būtent tai, kas išskiria Fitline produktus, kaip Jolanta paminėjo, nėra tokių tiesiog analogų, nėra jų nukopijuota, tai yra toks vizitinė kortelė arba kitaip pasakius Fitline alfa ir omega, turbūt taip galima pasakyti. Čia Fitline'as prasideda ir čia Fitline'as baigėsi. Todėl, kad yra įvairiausių papildų, yra įvairiausių papildomo maitinimo, monopreparatų ir kitų, bet tačiau NTC tai yra tai, kas Fitline išskiria iš visų maisto papildų gausybės, kurie yra pasaulyje. Paprastai kalbant, tai yra Nutricep Transport Concept, nepaprastai išverčiant yra Nutricep Transport Concept, o paprastai kalbant, tai yra veikia ten, kur reikia, kada reikia, kiek nereikia pasišalina. Arba būtent šitam video tiesiog bandom, vizualiai yra rodoma, kaip tai atrodo ir tie, kas iš jūsų yra bandę, tarkim, Activizą, jo poveikį, kurį pajauti tu per pirmas, 3, 4, 5 minutės, tai yra būtent tai, kas Fitline produktus išskiria iš visko to, kas yra rinkoje ir kaip buvo paminėta, nėra nieko panašaus tiesiog iki tol pasirodę. Ir aš manau, kad kaip neužilgo mes pamatysime turbūt visą virtinę kitų gamintojų, kaip bus toksai kaip, kaip Pampersai yra toks sinonimas, tai bus tais pats kaip Fitline. Tai aš manau, kad tai mes irgi pamatysime neužilgo šioje rinkoje, nes tai iš tikrųjų nauja karta ir daugelių gamintojų teigimu sakoma, kad Fitline produktai lenkia visą rinką 15 metų. Tai yra toks pripažinimas ir toks išskirtinumas. Ir čia NTC tai yra ant kiekvienos pakuotės, ant kiekvieno produkto šį ženklelį galima pamatyti ir ne tik ant tų produktų, kurie vartojami į vidų, Jolanta jums dabar kaip tik demonstruoja, bet ir ant tų produktų, kurie vartojami tepami yra ir vartojami į išorę. Tai yra NTC vėlgi apibrėžti yra, kaip čia, tai yra skista forma, tai yra siologiškai prieinamos žaliavos, sinerginiai deriniai, būtent kas yra sinergija, nėra monopreparatų, tai yra A, B, C, D vitamino. Jie yra taip suderinti, kad iš principo jūs vartodami Fitline produktus, tai yra vieną pakiuką ryte, vieną pakiuką vakare, jūs gaunate tai, ką jūs gautumėte, jeigu, tarkime, jūs naudotumėtės Detologo paslaugomis. Tai aš žinau, aš naudojausi Detologo paslaugomis, man buvo sustatyta papildoma maitinimo dieta, viskas sudėta į dėžutes, yra laikas, valandos, kaip ir kada tu tenai ką
turi vartoti. Tai čia vat, būtent NTC technologijos sinerginių derinių pagalba jūs visą tai gaunate labai paprastoje formoje, tai yra dviejų pakelių išvaizda, tačiau patikėkite, ten sudėta, kur buvo rodoma, ten labai daug mokslininkų valandų, labai daug tyrimų, labai daug visko ir daug kartų. Aš nežinau, gal Jolanta patiks, Activize'as kelintos generacijos pas mus yra, arba Power Cocktailis kiek jau praėjo kartų, kol ta sinerginė forma ir deriniai buvo suderinti. Nešančios sistemos, tai yra po to Microsoft technologija, tai yra miceliavimo technologija, mes turime miceliuotus riebalus, arba paprastai kalbant riebalas, kuris tirpsta vandenyje, tai yra technologija, kuri apeina vieną organizmo procesą, tai yra miceliavimą, tai yra kai mes vartojam, tarkim, riebalus, omega, pavyzdžiui, mūsų organizmas skaido ją į miceles, tai čia jau gauna tą formą, kuri yra tiesiog kartais labiau pasisavinama ir kartais yra tiesiog įsiurbiama, nes bet kuria piliulė, tabletė, jos pasisavinimas yra apie 30–40%, tai bet kuris dietologas galėtų patvirtinti, jeigu tai nėra sinerginiai deriniai, jeigu tai nėra miceliuota forma, jeigu tai nėra kitos šiuolaikinės maisto papildų technologijos, tokiu atveju jums, tiesiog, jeigu jūs norite iš jų gauti ne tai, kad maksimaliai naudos, pasakysiu, jums reikalingas dietologas, Fitline produktus vartodami, jūs apeinat tai, kas jums kainuotų pakankamai brangiai ir iš principo gaunat labai labai panašiai, ką jūs gautumėt, jeigu jūs naudotumėtės dietologo paslaugomis. Todėl atkreipkite dėmesį, tie, kas čia klauso pirmą kartą, paimkite etapą, išbandykite tuos produktus ir, daugumoje atveju per pirmą savaitę jūs pajausite, kas tas yra NTC, o apskritai NTC pajausite per pirmas 5 minutės, paprastai nuo Activize'o tai jaučiame ir tai jaučiasi tikrai greitai. Miceliavimas, Jolanta? Taip, tai aš čia truputį pakomentuosiu, iš tikrųjų mūsų organizmas jisai labai protingas ir jisai taip sugalvotas, kad tai, kas papuola riebalo pavidalu į mūsų organizmą, turėtų patekti į kraujotaką ir į limfą, tik tai praėję tam tikrus virškinimo procesus. Tai yra ir kepenys pasijungia, tulžies gamyba pasijungia, tik tai dėja su amžiumi, ką mes pastebime, kad iš tikrųjų kepenų funkcija jinai silpnėja, kai kuriems yra netgi išpjaunamos tulžys, taip, ir tada riebalų pasisavinimas, jisai iš tikrųjų turi labai labai sunkų tą kelią, rezultatyvumas yra mažas ir dėl to šiai dienai netgi tam, kad gauti priešuždegiminį poveikį, gydytojai rekomenduoja ir 1 ir 2 gramus, pavyzdžiui, polinesočiųjų riebiųjų rūgščių, tai yra omega-3 žuvų taukų, taip, buitiškai tariant. Kodėl? Dėl to, kad tik tai 20, galbūt 30, apie 40% aš nedrįsiu sakyti, bet gal 20–30% tai pateks į kraują. Visa kita tai išeis lauką, nepadarė žmogui naudos. Čia mes matome, ką matome, kad visi riebalai, kuriuos turi būtent Fitline prekinis ženklas, tai yra ir kofermentas Q10, kuris yra vienas esminių fermentų mūsų organizme, nes 95% visų ląstelių energija priklauso nuo šito kofermento. Omega-3, liuteinas, izoflavonas, tai yra medžiagos, kurios yra riebalas. Ir tam, kad jos pakliūtų pas mus į kraujotaką, jos turi būti miceliuotos mūsų organizmo. Bet dėja mūsų organizmas, jisai su laiku negeba to daryti, galbūt netgi kai kada ir netgi ankstyvam amžiui, ypatingai jeigu yra, sakykime, su tulžim problemos ir panašiai. Ir kas gaunasi, mes negaunam to tokio rezultato. Tai vat jūs akivaizdžiai matėte ekrane video, kaip tirpsta miceliuoti riebalai vandenyje. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad greitai praeina skrandį, patenka į plonąjį žarnyną ir per plonojo žarnyno sienelės absorbcija į kraują ir į limfą vyksta per 3–4 minutės. Tai rezultatus žmonės, vartodami būtent miceliuotus riebalus, jie gauna žymiai greitesnius. Kokius rezultatus? Sakykime, omega-3 vartojant, vadinasi, stiprinam kraujotakos sistemą, kraujagyslės, širdelės, smegenų funkciją. Kofermentą Q10 vartojam, turim daugiau energijos, taip pat stiprinam širdelę, gerinam visus regeneracinius procesus, tai reiškia atsinaujinimo procesus. Ir čia jūs matote, kad taip, tai yra unikalios technologijos, kurių dėja,
dar kiti gamintojai jie neturi. Ir čia yra išskirtinumas būtent Fitline prekinio ženklo. Ir keletas momentų pasakysiu, kad viskas tarpusavėje tuose produktuose taip suderinta, kad iš tikrųjų tą rezultatą žmonės jie jaučia ir mato labai labai greitai, nes visi žmonės ateina vartoti vienus ar kitus produktus būtent dėl to, kad jie nori gauti rezultatą. Tai va čia su moksliniu pagrindu, su technologijom, su tyrimais, su sudėtinėm medžiagom, taip, mes gaunam labai labai greitus rezultatus. Ir tai yra saugu, tai yra patikrinta, tai yra Vokietijoje pagaminta. Ir galim kitą skaidrę, Šarūnai. Ir dabar taip, dabar apie produktus, tai iš tikrųjų, ką padarė PM mokslinė gydytojų taryba, tai jie sukūrė kelias programas ir viena iš tokių programų yra būtent gyvenimo tonuso programa. Kas tai yra? Tai yra ryto kokteilis, taip, tai gali būti Basicas su Activizu arba Power kokteilis, ką jūs matote ekrane, tai yra analogas. Vienintelis dalykas, jeigu jūs jau esate ne pirmą kartą mūsų prezentacijose, naujokam galbūt truputį bus pavadinimuose painu, bet ne pirmą kartą esantiems pasakysiu, kad Powerį yra celišuto dar. Tai yra ląstelių apsaugos, antioksidantų apsaugos. Tai vat Poweris jisai yra ne tik Basicas su Activizu, bet jame pagal sudėtį, kadangi aš pati labai gilinuosi sudėtį, aš pirmą ką padariau, tai peržiūrėjau sudėtį, pasižiūrėjau technologijas, laiko Šarūnas rankose, Basic, Activizas ir celišutas. Tai yra Powerį, pat visa sudėtinė ta gama, jinai yra Powerį. Dėl to aš, pavyzdžiui, labiau pati myliu Powerį, kodėl? Dėl to, kad tai yra toks, žinot, pasakysit tinginiams, bet taip, tu turi vieną pakelį, aš turiu savo rankos irgi, tu turi vieną pakelį ir tai yra ryto kokteilis, taip, į kurį galima įdėti geruosius riebalus, taip, ir netgi būtina, aš rekomenduoju tai padaryti dėl to, kad mūsų visos ląstelės, visų ląstelių membrana, tai yra sienelė, susideda iš riebalo. Ir vat jeigu ląstelės membrana yra prataki, tai reiškia, kad ir vitaminai, maistinės medžiagos, jos geriau papuola į ląstelę. Mūsų tikslas – pamaitinti mūsų ląstelę. Tai va, tai Poweris su Generation 50+ arba su kitais riebalais, tai yra ryto kokteilis. Ir vakare yra Restoratas. Tai jūs dar išgirsite mūsų pasakojimą toliau, tai yra vakaro kokteilis. Tai va šitie 3 kokteiliai, jie užpildo 95% dienos poreikio. Tai reiškia tam, kad žmogaus organizmas galėtų gyvuoti sveikas, ilgaamžis, aktyvus, jam tiesiog reikia duoti resursą. Ir vat su realiai 2 kokteiliais, ryto ir vakaro kokteilių, tai galima padaryti. Tai kas yra Poweris? Tai yra energija, tai yra jėga, tai yra koncentracija. Ko dėka? Čia yra B grupės vitaminai, tai yra B grupė subalansuota taip tarpusavyje, kad jinai ką darytų, jinai duotų žmogui energiją. Ko sąskaita? Kada B grupė padeda skaldyti angliavandenį, mes gaunam papildomai energijos. Plus B grupė, tai kas tai yra? Tai yra kraujotakos palaikymas, tai yra raudonųjų kraujo kūnelių susidarimui labai svarbus elementai. Tai yra iš tikrųjų produktas, kuris gerina kraujo tekėjimą, gerina pačią kraujagyslių būklę, taip. Ir yra išskirtinis dumblių ekstraktas, kodėl jisai čia įdėtas, tai yra nešėjas. Kompanija dirba ne tik su vokiškom technologijom, bet dirba ir su ajurvedos žiniomis, Tibeto medicina, medicina ir savo produktuose naudoja ajurvedinius prieskonius ir mišinius. Ir jie yra kaip raktas arba kaip katalizatorius, kuris skatina kitų maistinių medžiagų įsisavinimą. Ką dar daro Poweris šalia energijos, jėgos, koncentracijos, kraujotakos, tai yra imuninės sistemos palaikymas. Ir iš vienos pusės tai yra vaisių, uogų, daržovių polifenoliai, tai yra labai stiprus antioksidantai, tai yra medžiagos, kurios randamos vaisiuose, uogose ir daržovėse. Ir jos saugo tą patį augalą nuo visko, nuo ultravioletinių spindulių, taršos, vėjo, šalčio ir taip toliau. Lygiai tos pačios medžiagos saugo žmogaus organizmą ir jo ląsteles. Nuo ko? Nuo virusų, infekcijų, raudonų, ultravioletinių spindulių, mėlynosios šviesos, radiacijos, laisvųjų radikalų, kurie sendina. Poweris iš tikrųjų stabdo ir senėjimo procesus, kadangi ten yra antioksidantai, kurie tai prižiūri. Plus, kas čia yra? Poweris yra žarnyno ir virškinimo trakto veiklos gerintojas. Kodėl?
dėl to, kad čia yra sudėta 8 rūšių skaidulos, 4 tirpios, 4 netirpios. Netirpios jos valo žarnyną, prižiūri žarnyną, o tirpios tai yra maistas gerosiom bakterijom. Ir jūs žinote, kad virškinimo trakto būklė 80% įtakoja mūsų imuninę sistemą. Tai yra ne tik, kad man nepučia pilvo, nekietėja vidurėje, ne viskas ten tvarkingai vyksta, bet tai dar yra ir imuninės sistemos stiprintojas. Plius čia jūs rasite 2 gerasias bakterijas, tai yra Reuter bakterija ir helikopteri bakterija, tai yra bakterijos, kurios reikalingos mūsų imuniniai sistemai ir apskritai mūsų virškinimui. Jeigu tik pajautėt, kad pavyzdžiui jūs pučia pilvą, turėkite omeny, kad pas jūs yra trūkumas gerųjų bakterijų. Jų nėra, arba jų per mažai, arba jūs per mažai valgote skaidulinio maisto. Tai vat Poweris tai yra puikus produktas, kuris labai gerai prižiūri mūsų virškinimo sistemą. Taip, ne tik peristaltiką, bet ir patį virškinimą, kadangi čia yra augaliniai fermentai, kurie padeda skaidyti atėjusi maistą, tą, kurį mes valgom pusryčiam, pietum, vakarieniai. Ir be abejo, kuo ypatingas šitas produktas, tai yra didelis biologinis prieinamumas. Tai reiškia, kad tos medžiagos, kurios yra šitam kokteilį, jos labai gerai įsisavina mūsų ląstelių, dėl to, kad yra subalansuoti mišiniai, dėl to, kad yra boosteriai, dėl to, kad yra nešančios medžiagos, dėl to, kad yra ajurvediniai prieskoniai. Yra čia įdėta ir ciberžolė, kuri irgi labai gerina virškinimą, ir netgi Poweris, su Basicu, jie paraleliai buvo daryti moksliniai tyrimai, būtent šito kokteilio dėka pagerėja 50% maistinių medžiagų įsisavinimas to, ką mes valgome. Vat jūs valgot salotas ir jų įsisavinamumas irgi geresnis, kodėl? Dėl to, kad pas jūs virškinimo traktas sutvarkytas. Tai iš tikrųjų Poweris yra daug privalumų, tai yra energija, tai yra koncentracija, tai yra geresnis netgi dėmesingumas, taip. Tai yra geresnė kraujotaka, tvarkosi netgi ir arterinis kraujospūdis, tai yra imuninės sistemos palaikytojas, tai yra apskritai geros nuotaikos produktas, nes ryte, žinokite, kai tu atsikeli ir kai tu pasidarai šitą kokteilį, jisai kvepia, turi natūralius aromatizatorius, taip, jisai kvepia, jisai skanus, jisai pakelia nuotaiką ir žinot, visa diena jinai energingesnė, jinai žvalesnė ir jūs be abejo galit nuveikti gyvenime žymiai daugiau dalykų, negu būdami pavargę. Tai čia yra Power kokteilis. O dabar perleisiu žodį ir antrą produktą, kurį ryte įsidedam mes, tai yra Generation 50+. Tai... Ja, ačiū Jolanta, kaip visada plačiai ir iš tikrųjų, nekyla abejonių, niekada visada su malonumu klausau, kaip tu pristatai Power kokteilį arba Basicą su Activize, tai yra vienas ir tas pats, aš tik noriu pasakyti, tai tiksliau atsiprašau, Power kokteilį, kaip Jolanta dar yra Celšuto. Tai jeigu tai yra greitai reikia, nenorit flash efekto, tai tokiu atveju turbūt tas derinys yra arba kelioniai kažkur yra iš tikrųjų geras. Ir kitas produktas, kurį aš noriu pristatyti, tai yra Generation 50. Ir kodėl nupaišyta Power kokteilį su Generation 50 šioje skaidrėje? Todėl, kad jie yra geriami kartu į vieną taurę ir jeigu jūs sau leisite tą produktą pridėti prie Power kokteilio, patikėkite, jūs gausite, čia yra mano subjektyvi nuomonė, tačiau jūs gausite turbūt per 90% visko, ko reikia organizmui, pajausite turbūt pirmos dienos bėgyje, bent aš pajaučiau, sakau tik savo nuomonę, tik savo potyrius, nes kas yra Generation 50? Pirmiausia, noriu pasakyti, Generation 50 tai nereiškia, kad tas maisto papildomas maitinimas yra vartojamas virš 50 metų. Kaip daug, kaip rašo pati kompanija, deklaruoja, tai yra virš 30 metų žmonės jau jį ne tai, kad gali, bet turbūt ir turi vartoti, todėl, kad tai yra, dabar įsiklausykite tik tai, omega, Q10, liuteinas, izoflavonas ir raudonasis ženšenis viename. Tai yra tai, kas, net nežinau tą sinergiją, kaip jiem tai pavyko padaryti ir sudėti viską į vieną pakiuką, tačiau tai pavyko ir jūs tiesiog gaunat, praktiškai visas mitybos spragas daugumoje atveju jūs užpildot su Power kokteiliu ir su Generation 50. Pabandykite, nežinau, mėnesį, 2-3, daugumoje atveju mūsų ląstelė regeneruoja per 90 dienų, tai tokie 3 mėnesių laikotarpiai turbūt turėtų būti ir Fitline, tačiau jau jūs per pirmą savaitę suprasite, iš tikrųjų šio unikalaus derinio ir šio unikalaus
unikalaus maisto papildo privalumus. Tai vat omega 3, nu, apie jį galima kalbėti labai ilgai, kodėl, tarkim, japonai yra vieni ilgiausiai gyvenančių žmonių pasaulyje, dėl to, kad jie naudoja daug žuvų produktų, kuriuose yra omega 3. Kaip Jolanta minėjo, mūsų ląstelės tamprumas, membranos tamprumas daugumoje atveju reikalingi šitie riebalai tam, kad tai nutiktų. Jisai vartojamas, nežinau, nuo gimimo iki gilios senatvės gali būti. Klausėm dabar tik klausėm gydytojas, kuri net onkologinių susirgymų laikotarpių, net to periodo, aišku, visada tarkite su gydytoju turėdami tokius susirgimus, tačiau net tuo periodu omega 3 rekomenduoja vartoti, todėl kad tai yra būtina. Q10 koenzimą, na, aš dabar tikrai nesiplėsiu, laikas bėga, todėl kad apie šitą koenzimą galima turbūt parašyti Ode ir ten internete galima rasti apie jį labai labai daug. Jį nustoja gaminti nuo tam tikro amžiaus, jis reikalingas mūsų širdžiai, kraujotakai ir čia jisai yra. Liuteinas, tai yra mūsų akys, mūsų regėjimas, izoflavonas, hormoninis fonas, na ir raudonasis ženšenis, turbūt čia nieko daugiau pridėti nereikia, tai yra derinys jūsų smegenims, širdžiai ir tai, kas hormoniniai veiklai, hormoniniam fonui palaikyti po tam tikro amžių, ir čia liečia ne tik moteris, bet tikrai ir vyrus, nes po tam tikro amžiaus hormoniniai pokyčiai tikrai ir pas vyrus vyksta. Ir tas būtent derinys Power Cocktailis su Generation 50, tai yra tai, kas, na, kuo palepinkit save, bent dabar tuo laikotarpiu, kai prasidėjo jau kažkokie virusai ir susirgymai, kuriuos net sunku būtų kažkaip tai įvardinti, įsigykite, pabandykite savo namiškiam ir jūs, na, pamatysite turbūt tą piką viso papildomo maitinimo, kuris yra šiandien. Fitline Power ir be abejo vaikai, Fitline Power Cocktailis Junior, tai yra iki 12 metų, ir perduosiu žodį Jolantai, kuo jisai yra kitoks ir kodėl tai yra atskirai. Jolanta? Taip, tai iš tikrųjų mūsų mažiesiems be abejo mes turime atskirą produktą, kuris yra subalansuotas pagal kiekius būtent mažesniem mūsų šeimos nariams, taip, tai yra vaikams iki 12 metų ir čia mes turime labai plačią paletę ir iš tikrųjų to, ko vaikai nevalgo. Nu, jūs man parodykit vaikus, pavyzdžiui, iš 10 vaikų, kurie valgytų briuselio kopūstus, svogūnus, brokolį, taip, imbierą, sakykime, morką, pomidorą, tenai, oreganą, nu, daug medžiagų, taip. Nu, pasakykit man, kurie vaikai tai valgo. Tai aš tikrai būsiu nustebusi, nes vaikų racionas tai yra, nu, kita era, taip, ir šiuolaikinių vaikų racionas yra labai prastas ir dėl to mes tikrai turim didžiulę bėdą su vaikų sveikata. Tai ko reikia tiems vaikučiams? Tiems vaikučiams reikia irgi to subalansuoto kokteilio, kuris yra Junior Power Cocktail, tai yra viskas viename sudėta, tai yra ir energija, ir jėga, ir koncentracijai palaikyti, tai yra B grupė. Čia paminėsiu vieną labai svarbų dalyką, tai yra nerviniai sistemai balansuoti. Man kai pasakė, kad Airijoje nuo 9 metų vaikams skiria antidepresantų, žinokit, man kaip mamai stoja širdis nuo tokių dalykų. Tai yra, vaikai patiria stresą, jie patiria įtampą ir tai yra dėl to, kad realiai jų mityboje trūksta tam tikrų medžiagų ir B grupės trūksta labai stipriai, ypatingai folinės rūgšties. Tai čia yra B grupė, taip, nerviniai sistemai palaikyti, energijai plus koncentracija. Atkreipkite dėmesį, vaikų koncentracija šiuo metu yra labai pabėgus, jie negali susikaupti ilgą laiką. Tai čia yra koncentracija, čia yra stipriems dantims, nes yra kalcis. Toliau. Čia yra kaulams taip pat, taip, nes yra mineralinės medžiagos. Palaiko raumenų funkciją, taip, yra magnio. Magnio trūkumas neleidžia vaikams normaliai užmigti vakare, kai jie atsigula. Jie atsigula ir jie negali miegoti, jie turi eiti, judėti ir kažką tai vis daryti. Tai čia yra magnio. Čia yra speciali kombinacija būtent uogų, vaisių, daržovių ir žolelių, kurių vaikai šiaip su maistu negauna. Taip, ką tai duoda? Tai duoda apsaugo ląsteles nuo virusų, infekcijų, sakykime, užkratų ir taip toliau, stiprina imuninę sistemą. Ir be abejo, visą tai sudėjus, tai yra labai didelis biologinis prieinamumas, reiškia, kad medžiagos, kurios ištirpsta iš kokteilio vandenyje, taip, tai jos
95–98% pasiekia ląstelę. Ląstelė pamaitinta, apsaugota, išvalyta ir plius jinai gali gerai dalintis tam, kad vaikas būtų sveikas. Tai stipriems dantims, augimui, vystymuisi, raumenims, energijai, koncentracijai ir iš tikrųjų padėti mūsų mažiesiems būti kuo sveikesniems, kuo laimingesniems. Ir dabar grįžtam vėl prie suaugusių, taip, tai vakarinis kokteilis, kuris yra unikalus produktas. Ir Šarūnai, tu nori man pratesti? Tęs kažkitur ten daug. Gerai. Taip, tai tu tada greičiau paspaudinėk, mes norim sutilpti laiką ir duoti jums maksimum naudingos medžiagos. Restoritas, labai kviečiu atkreipti dėmesį į šitą produktą. Tai yra unikalus produktas, labai reikalingas ir tai buvo produktas, kurio rezultatą aš pati gavau į 4. parą. Aš pelėda pagal prigimtį, 40 metų man buvo labai sudėtinga rytais keltis ir vat Restoritas tai buvo tas produktas, kuris mane prikėlė be žadintuvo 7 ryto ir iki šiol aš šiandien atsikėlus prieš saulėtekį ir mes saulę pasitikom iš jūros kylančią ryte ir žinot, aš sėdžiu, geriu savo rytinį kokteilį saulę pasitikdama ir galvoju, Dieve, kad mane kas nors 30 metų būtų pamokinęs ir sakęs, ką reikia daryti ir ką vartoti, ne? Kad aš į darbą atsikelčiau normaliai, aš būčiau dėkinga tam žmogui, bet atėjo laikas dabar apie tai sužinoti. Ką daro Restoritas? Jisai nuo žodžio restauruoti. Jisai atstato mūsų organizmą, kol mes miegame naktį. Mūsų organizmui būtina mineralai ir ypatingai šarminiai mineralai. Kodėl? Per dieną žmogus tiek visko privalgo, tiek pristresuoja, tiek prisikvėpuoja, kad jo organizmo pH keičiasi ir krenta. Kada pH mažėja, taip, 7,3–7,5 yra ta gyvybės riba, kai jinai mažėja, pavyzdžiui, moteris geria ar vyras geria kavą. Kavos 3–4 pH, tai reiškia mes mušam tą pH ir mums būtina gauti su maistu arba su maisto papildais mineralus. Jeigu jų negaunam, mes neatstatom pH. Tai vat Restorito mineralų kompleksas, visas kompleksas, ne kažkoks vienas, jisai atstato būtent tą pH. Ir kada atstatom pH, žmonės pastebi, jie greičiau užmiega, geriau išsimiega, ilgėja gilaus miego fazė, ne? Ir žmogus ryte atsikelia žvalus ir pailsėjęs. Tai čia yra Restorito pagrindinė funkcija – atstatyti mūsų pH. Ir tada, kada mes turim tą pH atstatytą, tada ir plaukai, ir nagai, ir odos būklė, ir kaulinė sistema, ir, sakykime, medžiagų apykaita, ir dantys, taip, iš tikrųjų visas, bet tai, kas, priklauso mums kaip sveikam žmogui, viskas funkcionuoja gerai. Tai čia yra 11 ingredientų, tame tarpe yra vitaminas D3 ir yra chromo. Atkreipsiu dėmesį, tie, kurie mėgstate saldžius patiekalus arba cukrų, taip, turėkite omeny, chromas tikrai labai pagelbės su šito cukraus poreikiu. Tai jūs tiesiog jausite, kad jums nereikia to perteklinio cukraus, nes cukrus jisai irgi ką daro, jisai ir pH muša, ir kitas dalykas jisai sendina organizmą, nes ten ir kolageną naikina ir taip toliau. Didelis biologinis prieinamumas. Tai vat Restoritą labai prašau prisiminti, kadangi mes mūsų maiste dėl senkančio dirvožemio mineralų turim vis mažiau ir mums to labai trūksta. Ir tai galima pastebėti pagal tam tikras ligas, kurios šiuo metu labai populiarios, jų daugėja ir taip toliau. Tai dėl to, kad mūsų tas pH jisai krenta į rūgštinę terpę. Tai vat pagerina regeneraciją ramiai nakčiai, plaukų kokybė, geresni nagai, oda, kaulai, dantis, tiesa, moteris mažina celiulitą. Kadangi mažėja uždegiminis procesas, mažėja celiulito. Ta irgi moteris atkreipia dėmesį. Tai va, tai Restoritas čia yra puikus produktas ir labai, ir žinot, vieną pasakysiu paslaptį, trumpą. Grįžot po gimtadienio, dažnai, kai žmonės grįžta po gimtadienio, ten tortas, alkoholis, dar kažkas, jie sako, ai, negersiu, pataupysiu kitai dienai. Būtinai išgerkit. Restoritas jums padės susidoroti su tuo, ką jūs pridirbot savo organizmui. Jisai tiesiog pašalins visus šituos, ką jūs ten pridarėte. Ir ryte jūs atsikelsite ir žvalus, ir nepatinę, ir su gerai veikiančiu virškinimo traktu. Nes Restoritas mineralai, jie sutraukia visą ir išneša, ką reikia. Tai būtinai, po gimtajam, po švenčių būtinai. Ir be abejo, topinis produktas, čia duosiu Šarūnui pasisakyti, topinis produktas, su kurio kompanija, tai yra, žinot, kaip Meksikoje jį vadina? Pirmasis bučinys, nes nuo šito produkto prasideda visa, kiekvieno naujoko pažintis su Fitline. Tai Šarūnai, aš apie pirmą bučinį. Ačiū, Jolanta, turbūt dar pirmą kartą girdžiu, gal praleidau, iš tikrųjų skamba. Taip iš tikrųjų ir yra, ir kodėl pirmasis bučinys, aš ir ką turėjo Jolanta omenyje, aš pasakysiu tikrai, manau, kad tai jinai turėjo.
ir šitas produktas tai ir būra NTC, va, technologijos atspindys ir ką jūs pamatysite iš karto, kas yra Activizas ir kam jo iš viso reikia. Mano subjektyvia nuomonė reikia visiems ir vyram, ir moterim per 30 ir galbūt net jaunesniem per 30. Tai tikrai kodėl? Todėl, kad per 70% visų mirčių pagal Lietuvos statistika, tai tikrai pasaulio statistika turbūt panaši labai yra, tai yra kraujotaka, tai yra kraujotakos sutrikimai. Ir toliau visa eilė, kas nuo to susideda, dimensijos, ir visas buketas, kai mūsų kraujotaka yra mūsų, siela, turbūt galima tai būtų pavadinti, sielos atspindys, tai yra kaip pristatomas medžiagos, kaip jos yra danešamos iki ląstelių, kiek mes tos sveikatos ir turim. Svarbu šarminti, svarbu viską daryti. Pirmas, nuo ko mes sen pradedam, tai turbūt, kai mūsų pradeda strikt kraujotaka ir būtent čia Activizas, tas flagmaninis produktas, kurio poveikį jūs pajausit iš karto. Tai yra, jį reikia išmokti vartoti, jį reikia įsimylėti, jį reikia įsileisti į savo vidų. Kai pradeda žmogus vartoti, mano pirma užduotis būna, tai yra būtent kad tas žmogus pamiltų šį produktą. Ir tada mes, pavyzdžiui, jo išgeriam tikrai, aš nesakysiu kokius kiekis yra 3 šaukšteliai į dieną, labai daug mes jo išgeriam ir su šeimoje visoje mes jį vartojam. Kodėl? Todėl, kad tai yra, pasakysiu paprastai, be didelių gal mokslinių išvedžiojimų, tai yra visa B grupė, ką minėjo Jolanta, ką daro B grupė, subalansuota mūsų požiūrį į šį pasaulį. Vadinkim taip, paprastai. Tai yra subalansuoja. Jisai skirtingai nuo kavos ar energetinių gėrimų, jis neduoda vidinio to drebulio, kurį mes žinom. Išgeri kavos, tau toks disbalansas, tai yra dėl pH, ką minėjo Jolanta, įtakos ir taip toliau. Tai būtent čia padaro viską atvirkščiai. Tai yra, jis tave padaro ramų, padaro aštrią mintį ir kartu didelį energijos dozę. Naktinį darbą dirbantiem, norintiem turėti sveiką protą, aštrią atmintį, gerą kraujotaką ir tai turėti greitai ir iš karto, tai Activizas yra tas produktas, kuris, turi įneiti į racioną. Ir energija, jėga, koncentracija čia vienareikšmiškai ir tai apie šį produktą, nors be abejo Poweris ir Restoratas taip, bet čia būtent tai veikia greitai. Tie, kurie, visa B grupė, aš tikrai vartojęs daug B grupės skirtingų produktų, galiu pasakyti taip, kaip čia jie sinergiškai sudėti ir tokio greito poveikio, aš nesu sutikęs, tiesiog nesu sutikęs. Guarana duodanti energijos, tai yra guarana supakuota į polisacharidus, pristato ten taip, kur reikia, ten, kur reikia, kada reikia, kiek reikia ir tai jaučiasi per pirmas 5 minutes. Yra necinojame. Kas yra necinas? Necinas arba nikotino rūgštis, jinai naudojama ir medicinoje, tik tai žinoma didesniais kiekiais. Lygiai toks pats efektas, todėl kai kuriais atvejais išgerus Activizo vyksta flash efektas, arba kaip Jolanta sakė, pirmas bučinys, mes paraustam ir tas paraudimas gali būti, trunka iki 20 minučių, 30 minučių, todėl nereikia jo bijoti. Tai yra lygiai tas pats, kas jūs nueitumėt pirties efektas, vadinkim, tas iš šiltos į šiltą patalpą arba atvirkščiai paraudimas. Tai ne alergija, tai yra tiesiog kraujotakos padidėjimas ir padidėjimas greitai. Deklaruojama, kad tai yra per 10% padidėjimas ląstelėse, ne kraujyje, deguonies per pirmas 50 minučių. Tai yra, iš tikrųjų įspūdingas rezultatas ir kraujotakos ląstelių palaikymas. Viskas, kas susijęs su koncentracija, su protu, su mokslu, su nežinau, įsiblaškimu, kitais dalykais, tai produktas, kuris yra jums reikalingas. Sekanti karta, be abejo, ajurvediniai deriniai, ten įvairūs būrimai, kurie tie mokslininkai padarė, tie, apie kuriuos pradžioje minėjo Jolanta, ir čia viskas tas yra derinys sudėtas į vieną šitą mažą dėžutę. Viduje, beje, noriu iš karto pasakyti ir užakcentuoti, yra šaukštelis. Nereikia, Jolanta parodys, šaukštelis, kuriais reikia gerti, nes kai kada žmonės arbatiniais šaukšteliais jo privartoja, prigeria ir nieko nebeatsitinka, tiesiog kartais tas flash efektas būna didesnis ir tiesiog tai daryti reikia mažai šaukšteliais. Taigi Activizas, visa B grupė, guarana ir viskas, ko reikia jūsų kraujotakai tam, kad
kad ją išlaikyti sveiką, kad ją išlaikyti pripildytą deguonies, viskas yra šioje pakuotėje, pamilkite tą produktą, pradėkite, na, aš taip sakau, rekomenduoju visada nuo vieno galbūt šaukštelio didinti iki kelių šaukštelių, vėliau galbūt į šiltą vandenuką jį padaryti, tai dar padidina jo efektą ir atraskite savo tą produktą, nes analogų aš tiesiog dabar nemačiau ir man neteko sutikti, jeigu kas nors žino, parodykite, atsiųskite, pasidalinkite mūsų grupėje, bus tikrai įdomu pamatyti ir išgirsti. Jolanta? Taip, tai aš keliais žodžiais, tik tai, nes aš matau, kad taip, mes su Šarūnu antiek mylim produktą, antiek juo žavimės ir džiaugiamės, kad mes netelpam į laiką, aš labai atsiprašau už tai, bet tik tai keliais žodžiais ir labai noriu, kad jūs pasižymėtumėt savo, nes kiekvieną pirmą mėnesio sekmadienį pas mus praeina Produktų akademija lietuvių kalba. Tai šį sekmadienį, spalio 6 dieną, pas mus bus Produktų akademija. Tai yra išsamesnė pažintis su produktais, su daugiau produktų. Taip, mes turime ne 2-3 produktus, mes turime apie 30-40 pavadinimų skirtingų produktų, kurie yra labai specifiniai ir apie kuriuos žmonės nori žinoti ir girdėti. Tai būtinai prisijunkit, jūs išgirsit apie daugiau produktų. Antradienis tai yra ekspres prezentacija, greita, kad jūs susidarytumėt įspūdį, kas tai yra, kas tas Fitlainas, kaip jisai veikia ir panašiai. Ir tiesiog pabaigai, galbūt jūs dar darysite šiandien užsakymą kažkas, gal rytoj ateina tas virusinis laikas, taip, kai iš tikrųjų mes einam į parduotuvę, ten nežinom, kas ėjo praėjo, einam į autobusą ar į lėktuvą ir taip toliau. Ir IB5 tai yra imunoboosteris. IB taip ir verčiasi imunobooster. Tai yra produktas, kuris suaktyvina mūsų imuninės ląstelės ir 5-6 valandom leidžia apsaugoti mūsų imunitetą nuo virusų, infekcijų ir taip toliau. Šarūnas parodė, taip, tai yra įsipurškiama į burną, taip, tai yra su K2 vitaminu, tai yra produktas, kuris turi beta-gliukanus, tai yra ingredientas, kuris būtent aktyvina mūsų imuninių ląstelių atsaką. Ir kas tada atsitinka, mes į aplinką, į autobusą, į lėktuvą, į parduotuvę einam su didesniu skydu apsauginiu. Vadinasi, mūsų gleivinė yra apsaugota, nes visi virusai, infekcijos jos patenka per kur? Per gleivinę, akis, taip, nosį ir taip toliau. Jeigu ten yra sveika gleivinė, mes esam stipriau apsaugoti. Tai vat IB5 tai yra tai, ką turėtų turėti šiai dienai visi, kurie nori tiesiog sustiprinti savo imuninį atsaką. Ir čia yra, vat minėjau, K2 vitaminas, taip, čia yra daug eterinių aliejų ir šitas produktas, kuo jis yra unikalus, tai yra produktas, kuris įsisavina 100%. Tai yra vienas iš nedaugelio Fitline produktų, kurio realiai įsisavinamumas yra 100%. Nes kiti yra 95-98%, o čia visas 100%. Ir čia jūs matote taip, kad čia yra ir flavonoidų, kad čia yra ir vynuogių sėklų ekstrakto, čia yra ir mėtos, čia yra ir imbiero, čia yra ir čiobrelio, čia yra ir gvazdikėlio. Iš tikrųjų, tai yra puikiai sudėtis, unikali sudėtis ir tai yra jūsų ląstelių apsaugai, palaikymui, organizmo apsaugai. Tai va, tai šitą produktą tikrai labai rekomenduoju turėti, kad 5-6 valandom sustiprinti savo imuninį atsaką. Tai ačiū Jums šiandien, ačiū Šarūnai tau už tokį bendrą duetą. Mes tiesiog pabandėm naują amplua, taip, galvojom, kad Jums bus įdomiau klausyti 2 balsų, 2 pranešėjų. Tai tikrai labai dėkojam už tokią gausą jūsų. Šiandien buvo beveik 50 žmonių, va čia dar Linutė tikriausiai netyčia iškrito, bet pridėsiu, tai vat būsim 50. Tai tikrai labai dėkoju už jūsų laiką, už tai, kad jūs domitės, už tai, kad jūs klausote. Ir labai kviečiu spalio 6 dieną prisijungti į Produktų akademiją. Jūs ten išgirsite gyvas istorijas žmonių, kurie vartoja šitą produktą, kurie džiaugiasi šito produktu. O tie, kurie norite galbūt su mumis pabandyti bendradarbiauti, taip, dirbti kartu, skleisti šitą gerą žinią, tai kiekvieną trečiadienį 7 val. Lietuvos laiku mes turime galimybių pristatymą, tai yra kokias galimybės duoda kompanija kiekvienam, kuris norėtų šitą produktą nešti į sociumą, nešti į žmonės, nešti į žmonių širdis. Tai jeigu jums aktualu, jeigu jums įdomu, tikrai kviečiame prisijungti rytoj 7 val. Ir išklausyti galimybių planą, ką jūs galite turėti su šiuo produktu, nes tai yra ne tik sveikata, tai yra ir finansinė gerovė. Tai ačiū labai Šarūnai, ačiū kiekvienam, kuris buvote ir labai gražaus vakaro ir sveikatos jums ir jūsų šeimai.
Linkime jums gerai atrodyti ir gerai Aha. jaustis. Ir ačiū Jolanta tau už tai, kad, manau, kad duetas tikrai buvo įdomus ir kiekvienas mes įdėjome savo širdį į šią prezentaciją. Beje, bus įrašas, paprašykite jo pas tą žmogų, kuris jūs čia pakvietė, nes galbūt jį norėsite kažkam parodyti ir pasidalinti tą gerą Fitline žinia. Gero vakaro visiems. Ate Jolanta, ate visi.